Prasidėjo nuo ilgų tyrimų, iš tikrųjų rugsėjo 9 dieną mes pradėjom ieškoti tos alerginės reakcijos priežastį, darėm begalę kraujo tyrimų, kol nepriejom iki to, kad reikėtų padaryti leukogramą. Leukogramą poliklinikoje mums parodė 0 tų blastų, bet vis tiek kažkoks tai saugiklis buvo, kad siųsti mus čia nuodigniem tyrimam pas hematologus. Tai vat, atvažiavom čia, pakartojom leukogramą ir trečiadienis čia buvo, ketvirtadienį mes jau buvom čia. Penktadienį Lukui kaulo čiulpus tyrimus atliko ir po to jau žinojom tikslę diagnozę ir pradėjom gydymą. Tai va, labai operatyviai buvo parinkta schema visa, dėl ko toks puikus atsakas po mėnesio. Buvo visokiausių nuotaikų, taip. Bet laikome stipriai, gydomės toliau, pozityviai nusteikę. Tikrai. Lukas tai iš tikrųjų yra kovotojas. Jisai per visą tą laiką kažkokių tai neigiamų nuotaikų, kur būna ten priklauso nuo vaistų visokiausių, visiškai nebuvo. Mes, kai jūs buvot pirmą kartą, kaip ir Lukas ir sakė, kad yra vaikučių, kuriem iš tikrųjų yra labiau reikalinga ta pagalba. Tokia. Ilgai mąstė ir paskui prisivertė vis dėlto parašyti. Nesinorėjo daug kažko žiauriai didelio prašyti ir labiau kažko, ką ilgai naudosiu. Kas primins. Ja, nesitikėjau, siurprizas buvo. Nežinojau, kad ar Lego vėl, ar... Nesakykit, Lego būtų su nudžiuginė, ne? Lego irgi nudžiuginė. Labai dėkojame įmonei Transdilui, Pauliui ir Agniai už išpildytą Luko svajonę. Taip? Ačiū. Ačiū. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.